Brailio rašto pagrindas – stačiakampio formos šešiataškis arba brailio langelis. Langelio taškai įvardyjami skaitmenimis. Kairėje pusėje nuo viršaus 1, 2, 3 taškai. Dešinėje nuo viršaus 4, 5, 6 taškai. Priklausomai nuo konteksto, ta pati taškų kombinacija gali reikšti raidę, šachmatų figūrą, muzikos ar matematikos ženklą. Signalinis brailio ženklas žymi arba keičia po jo esančio ženklo ar ženklų reikšmę. Pavyzdžiui, prieš kiekvieną skaičių yra rašomas skaičiaus ženklas. Todėl skaičių užrašyti brailio raštu reikės daugiau simbolių, nei rašant reginčiųjų raštu. Brailio rašto šešiataškis yra tokio dydžio, kad tilptų po piršto pagalvėlę. Aplink atskirai pateiktą brailio rašto rašmenį ar žodį turi būti bent 6 mm tuščioji zona. Atstumas tarp dviejų greta esančių šešiataškio taškų centrų turi būti nuo 2,2 iki 2,8 mm. Atstumas tarp greta esančių raidžių pirmųjų taškų centrų nuo 5,1 iki 6,8 mm. Atstumas tarp brailio teksto eilučių pirmųjų taškų centrų nuo 1 iki 1,5 cm. Taško pagrindo diametras nuo 1 iki 1,7 mm. Taško aukštis nuo 3 iki 70 mm. Brailio raštą naudojant lauke, liftuose ir transporto priemonėse, taško aukštis turi būti didesnis nei 0,5 mm. Brailio rašto matmenų parametrai turi būti proporcingi ir negali būti nei didesni, nei mažesni už nurodytas reikšmes. Nepanaudotų šešiataškio taškų negali būti nepaisoma. Jie yra brailio rašto simbolio dalis. Pažeidus bent vieną iš šių reikalavimų, brailio raštas gali būti neperskaitomas. Rekomenduojame rinktis viršutinės minėtų intervalų ribas, taip jūsų brailio raštą perskaitys daugiau vartotojų. Standartą prieinamas dizainas, brailio rašto naudojimas ant ženklų, įrangos ir prietaisų, bei jo nacionalinį priedą brailio rašto naudojimas Lietuvoje galite rasti Lietuvos standartizacijos departamente. Lietuvos audiosensorinė biblioteka. Knygos prabyla. Tavaip.